Lyginsime RTX 5070 Ti su AMD Radeon 7900 XT. Kas yra geriau, kas yra galingiau. Žiūrint į Monster Hunter Wilds 7900 XT be FSR pasiekė 90 FPS vidurkį. Be DLSS 5070 Ti pasiekė tarp 95 ir 100 FPS. Be Frame Generation'o tai vyko geriau. Su Frame Generation'o 7900 XT FSR vidurkį pasiekė maždaug 195 FPS. 5070 Ti vidurkis pasiekė plius minus 165 FPS su Frame Generation. Pereinant į Black Myth Wukongą, čia rezultatai man yra nesupranta. 7900 XT su FSR pasiekė vidurkį maždaug 90 FPS. Be FSR pasiekė 55-56 FPS. 5070 Ti su DLSS ir be DLSS pasiekė 65 FPS. Frame Generation'as neturėjo jokios įtakos šitam benchmark. Čia greičiausiai yra todėl, kad vaizdo korta yra nauja, dar nėra viskas jai optimizuota, ateitis tik tai pasakys, ar šitos kortos yra įdomios, ar šitos kortos yra iš tikrųjų labai vertos dėmesio. Čia yra jūsų pasirinkimas, ar imti 5070 Ti, ar gal pasilikti link vienos iš aukščiausių AMD kortos iš praeitos kartos. Duokite žinot komentaruose, ką manote.